vyriai po SketchUp nėra pas lengviausias protas pasaulyje, bet norėčiau pasidalinti vienu mažu niuansu, kuris bent padės greičiau jį suprasti. Ir tas niuansas yra, kai mes norime pakeisti atspindžius, blizgumą, permatomumą ir panašiai. Ir pažiūrėkite, kai mes naudojame Reflection Color kanalą, jisai atsakingas yra už atspindžius. Ir va su šito slaideriu mes atitinkamai keičiam, kiek stipriai ar mažai turi paviršius atspindėti. Bet turėkite omeny, jeigu yra įkeltas mapsas ir čia yra mėlyna šachmatų lenta ir varnelė yra uždėta, šitas slideris neveikia. Bent jau pagal nutylėjimą. Tai jeigu norite, kad slideris veiktų, tai vienas iš dviejų. Arba jūs turite viską pasikeisti prie tekstūros, arba tos tekstūros mes turime atsisakyti, pavyzdžiui, nuėmus varnelę, ir dabar slideris veikia, uždėjęs varnelę, slideris nebeveikia. Va, mažas niuansas, bet turėkite omeny,